Ačiū, pirmininkė, gerbiamas ministrė. Na, istorija neprasideda 91 metais, istorija yra senesnė. Tai sovietų okupantai, kai čia buvo, tai poligonų buvo pristeigę pakankamai daug. Ir taip steigė neklausdami, ką galvoja žmonės, ar jiems ten patogu ar ne. Tiesiog steigė tos poligonus ir, na, sakykime, labai apdergė tą Lietuvą ir paliko, na, tikrai liūdną situaciją po viso šito, po savo įsikraustimo, po kariuomenės išėjimo. Tai dabar norėtųsi, gerbiamas ministrė, kad atsakingai elgtųsi nepriklausomos Lietuvos kariuomenė ir jūs kaip krašto apsaugos ministras ir vis dėlto visi tokie sprendimai, strateginiai sprendimai, kurie palies kiekvieną ten gyvenantį žmogų, būtų derinami ir kalbamasi su jais. Juk reikės ginti žmonės, politikai, kariuomenė, na, nėra savaime savo dirbantis, jie yra Lietuvos žmonių ir teritorijos gynybai skirtos struktūros. Tai kodėl jūs įsivaizduojate, kad, na, kariuomenė užsimanė ir be žmonių, na, mes dabar nuspręsime nesikalbėdami jais, arba, kaip jūs sakote, nuotoliniu būdu? Ačiū. Gerbiamas Artūrai, Žemaitaičių linkėjimai pirmiausia, aišku. Labai pozityviai veikia, padeda kariuomeniai ir ačiū labai ir Lietuvos gynybai, kaip visat. Beje, naratyvas, kuris buvo kurtas, kad čia steigsim poligoną ir taps taikiniu, tai žinau, kuris prasidėjo ir mes rankraščius turim, kada nors parodysim, kai kažkur judėsit į priekį. Tai čia tiesiog pamastymui apie tai, su kuo jūs dirbat ir ką jūs atstovaujat. Nu, dėja, bet tą reikia pasakyti. Tai, kitaip tariant, noriu pasakyti paprastą dalyką. Be abejo, kalbėtis reikia daugiau ir tą darysim. Taip, kalbėtis reikia daugiau ir tą darysim. Ir mes, matot, dabar jau demonstruojam tai, kad tą ir padarysim kartu. Labai, sakau, yra didžiulis skirtumas tarp Tauragės, kuri yra tikrai reagavo labai dalykiškai, labai konstruktyviai, valstybiškai ir galbūt kitų politinių jėgų. Tai šitoj vietoj mes, manau, sutelksim jėgas ir padarysim bendrą darbą.